Taigi sveiki visi, sveiki dar kartelį. Norėčiau jums kai ką parodyti pradžioj su kortomis, gerai? Ir gal pradžioj aš parodysiu, kad jas yra iš tiesų skirtingos. Bent jau štai taip. Aš tiesiog norėčiau, kad jūs išsitrauktumėte vieną kortą, gerai? Kurią tik norite tiesiog čiupkite. Viršutinę, apatinę, vidurinę, kur jaučiat jėgą. Gerai? Dabar jau galite, aš nusisuksiu, parodykite kitiems ir parodykite į kamerą, gerai? Aš nusisuksiu. Gerai? Aš taip mėsiu žemyn kortas, jūs tiesiog pasakykite stop, gerai? Įdėkite čia savąją, gerai? Aš dar gatelį parodysiu, kad dar ta pati. Gerai, štai kokia idėja. Aš pamėginsiu labai greitai ją surasti, šiek tiek pamaišysiu, kad būtų šiek tiek sąžiningiau, gerai? Aišku, jūs neturite iš ko rinkti, bet tebūnė. Porą kartų perkelsiu, irgi, kad būtų šiek tiek sąžiningiau. Štai taip. Gerai, dabar, jeigu gerai gavosi, tai viršutinė korta neturėtų būti jūsų. Štai ne jūsų, tikiuosi. Ir apatinė, tikiuosi, tai va ne jūsų. Gerai. Dabar atidžiai žiūrėkite štai čia, štai taip. Uždėkite kitą ranką ant viršaus sekundėlį. Važiuokit. 1, 2 ir 3. Žiūrėkit. Gerai, dabar galima sekundėlį jums, paimkite kortą ir jau galite parašykite ant jos savo vardą. Arba bent jau autografą padėkite, ką nors, kad vėliau atpažintumėte. Ačiū labai. Galite spraktelti pirštais. Jūs labai gerai. Kiekvieną kartą, kai jūs spraktelėsite pirštais, jūsų korta iš vidurio kaladės atsidurs viršuje. Čia maždaug apie vidurį. Maždaug štai taip. Jos nėra viršuje dar. Jeigu galite tiesiog spraktelėkite pirštais. Bum. Ir iššoka viršų štai taip. Paukit. Vėliau paplosit, gerai. Dabar gal galite jūs maždaug atkelti pusę kaladės nuo viršaus. Tiesiog ir paturėkite. Žiūrėkite, aš įdėsiu išplaukit štai čia. Šiek tiek su mažiau kortų, šiek tiek geriau matosi tada. Spraktelėkite pirštais. Ir atsiduria viršuje. Bet plaukit, bus blogiau. Žiūrėkit. Štai taip. Štai taip. Ir iššoka pas jūs viršutinę kortą, pažiūrėkit. Viršutinę. Aš paliksiu ją išlindusią. Galvos vos daugiau, kad galėtų matyti štai čia. Gerai? Įdėsim štai čia vidurį, štai čia. Apie 26 kortos žemyn. Kitaip tariant, jos nėra viršuje. Aš atsiraitosiu rankovės. Ranka tuščia. Štai taip. Jeigu gerai gausis, štai taip. Palaukit, paskutinį kartą, gerai. Aš šį kartą pažymėsiu, kad būtų lengviau matyti. Nes matot, kai yra pažymėta, uždedu šiek tiek kortą ant viršaus, matosi tarpelis. Taip yra šiek tiek lengviau matyti. Dabar žiūrėkit, aš lėtai uždėsiu štai taip. Dabar, kada norite, jūs galite spraktelti pirštais. Žiūrėkit, ir kyla ir atsiduria viršuje. Štai taip. Čia jums. Gerai. Dabar palaukit, tai dar ne viskas. Kaip sakiau, bus blogiau šiek tiek. Aš noriu jūs pamokyti, kaip galima būtų sukčiauti skaičiuojant pinigus, gerai? Štai kokia idėja. Yra 3 būdų, kaip galima sukčiauti skaičiuojant pinigus. Pirmasis yra perlenkti pusiau. Vizualiai atrodo, kad daugiau. Aišku, jums paduos ir sakys, kad čia 1000 jūs nepatikėsit, ar ne? Antras būdas yra šiek tiek sudėtingesnis, dėl to, kad reikalauja specifinio skaičiaus banknoto, būtent štai taip. Šiuo atveju ne mažiau 5. Aišku, įdomu, kodėl ne mažiau 5, ar ne? Štai kodėl, žiūrėkite, jeigu aš greit skaičiuosiu, jūs neskirsite, kiek jų yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aš jums pasakysiu, kaip taip galim padaryti, žiūrėkit. 1, 2, štai paslaptis. 3, matot, aš nepaimu. 3, 4, 5. Ir atrodo, kad tiesiog jų yra daug. Gerai. Trečias būdas yra pasudėtingiausias, nes reikalauja specifinio apšvietimo. Tai šitą vietą žiūrėkit. 1, 2 ir 3. Štai taip. Pabaigai. Aš norėčiau jūs pasikviesti šiek tiek arčiau manęs.
Jau galite stokit man iš kairės. Nebijokit, aš nesikandžiai. Gerai. Galite paimti šitos siūlus ir pažiūrėti, ar jie yra tikri, ar jie nesilydo, ar... Galite nutraukti gabalėlį iš tiesų. Nieko tokio. Ja. Viskas sąžininga, ar ne? Pažiūrėkite man į burną. Nieko blogo nėra, ne? Išskyrus kvapą, bet gerai. Gerai, žiūrėkit. Ateikite, ačiū, pažiūrėkite. Dabar aš žinau, kad yra daug dvėjojančių. Todėl. Ar tai yra tikrai akyje, taip įvardinas? Gerai? Gerai. Žinot ką? Ateikite arčiau, paimkite, taip 2 pirštus padarykit, paimkite už siūlo, bet smarkiai gink Dievę netraukit, gerai? Lėtai. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū. Jūs matėt siūlą akyje? Mes tikėjomės, kad ištrauks pinigus iš akies. Aš nežinau, kas čia buvo, prašom išsiaiškinti. Taip, tai buvo mirtinas triukas, atliekamas pirmą ir paskutinį kartą ir tik lanka studijai, mums čia šiek tiek visiems silpna. Tai kol mes atsigausim, gal komisija jau atsigavo, Aistis Mickevičius, matau, pasiruošęs kalbėti. Beje, išsitraukit virvę iš burnos. Aš jau viską išsitraukiau, ką galėjau. O iš tikrųjų tai aš labai džiaugiuosi, kad šitą žmogų, Tomą Šimkų, parodė per televiziją, todėl kad dabar visa Lietuva, visos atitinkamos institucijos, organizacijos ir taip toliau yra informuotos. Valstybinė mokesčių inspekcija pirmiausia. Beje, taip pat iš tikrųjų ir labai džiaugiuosi, kad jis yra parodytas ir paviešintas ir aš tikiuosi, kad niekada, gink Dieve, gyvenime šitas žmogus nesibalotiruos į Lietuvos Respublikos Seimą, pavyzdžiui, arba į savivaldybę, nes neduoktų Dieve, paskui visi kiti užsikrės tokiom idėjom ir nieko gero nelauk. Bet šiaip fantastiniai įspūdingas pasirodymas ir mes šokiruoti. Wow! Iš tiesų didžiausi aplodismentai ir linkėjimai. Ačiū labai už puikų reginį. Jurgi, jums yra nekartą tekę, skrendant, besiartinant prie tilto, matyti, kad tiltas dvejinasi ir tampa 2 tiltai. Bet tai, ką pamatė dabar, turbūt nesuginsi. Dabar, žinokit, vaizdelis buvo tikrai va čia, su tom kortom, kada tu kaladėj matai visas sumaišytas ir atsiranda ta pati korta ir aiškiai, jo ne visada ten, kur reikia, šitą su tuo pačiu užrašu, su viskas, jokios klaidos nesimato, bet kas ją pakeičia, kokia ta jėga tenai, kaip ten viskas įvyksta, nieko nesupratau. Gerbama Eglė, jūs esat tas žmogus, kurio vardas parašytas ant magiškos kortos, prašom. Oi, tikrai. Buvo labai gražu ir įdomu. Labai jums dėkoju už tą gražų spektaklį. Pamokančią istoriją? Pamokančią istoriją ir dėkoju už tą kortą. Jinai mano. Aš tikiuosi, kad jinai neš man laimę. Nors šeškė yra. 6 laimės jums neš. Žinokit, tikrai buvo tiek įspūdinga. Neįmanoma patikėti, kad žiūrint į tą delną gali atsidurti tą pati kortą. Tikrai neįmanoma. Jūsų rankos stebuklingos. Aš suprantu dabar Vaidutę. Jinai žinojo, ką kvietė, jinai žinojo, ką pasirinko. Jinai turbūt greitų laiku taps milijonierė. Vadybininkai, taip, jau dabar matot, kokius reklaminius tekstus skaito. Vaida yra burtininko padėjėja. Labai ačiū. Dar vaikystėje Tomas pradėjo rodyti savo sugebėjimus miestų gatvėse, kur tobulėjo ir žavėjo visus savo išskirtiniu stiliumi bei sveiku protu nesuvokiamais triukais. Čia citata.
Iš tikrųjų, sveikų protų tai triukai nesuvokiami, bet aš norėčiau, jeigu turėčiau ką pakelti tostą už jūs ir už ateities Lietuvos bankininkus. Tai yra labai fain. Vertinam, ar čia nėra ką vertinti? Čia nėra ką vertinti. Bet parodykit vis dėlto, yra tokios taisyklės. Taip. 10, 10, 10, 10. Visi 10 iš komisijos.